žmogus nusprendė dabar investuoti. Tai koks būtų žingsnis toks labai paprastas? Žinai, gal šiek tiek, pasakysiu, per daug tiesmukiškai, jo, kad jeigu sakai, kad, čia reikia kažką paskaityti, kažkur pasidomėti, kažkokį YouTube, pažiūrėti kažkaip per sudėtinga. Jo, tai vėlgi drįsiu paspekuliuoti, jeigu visa šalis moka vairuoti automobilį, reiškia kažkaip išlaikė vairavimo testus ir kažkaip tai įveikė tą vairavimo taisyklių knygutę, iš to aš asmeniškai darau jums, kad tokio lygio žinios tikrai prieinamos kiekvienam. Ir bent jau tokių žinių į save neįdėjus finansinę prasme, tai tada tikrai gėda būtų sakyti ir skūstis, čia kažkur reikia žiūrėti sudėtinga. Tai svarba vėlgi to finansinio raštingumo yra tokia aukšta, kad jeigu tiesiog aklai, čia priimkit kaip tezę, tiesiog pasroviu plauki gyvenime, tai mano paskaičiavimas vėlgi priklauso nuo labai daug faktorių, bet apie trečdalį viso, ką uždirbė gyvenime, tiesiog šiukšlių dėžė. Bet tiesiog 15 metų, bet tiesiog iš šiukšlių dėžė. Man tai būtų gaila išmesti savo 15 metų darbo šiukšlių dėžę. Tai tiek gali kainuoti tiesiog finansinis neraštingumas, kurio lygių žinios yra plonesnės negu vairavimo kursų taisyklės. Bet kiekvienam žmogui finansinis išsilavinimas, bent jau minimorumas, bent jau ten 7 dienų kursas, bent jau tiek yra privaloma. Tai jeigu to neturi, tai šiaip gyvenimas tave labai stipriai skriaudžia.